Šalom, šiandien grįžtame kartu su jumis, gilintis į proto atnaujinimą, kaip mintis ir protas įtakoja visą mūsų gyvenimą. Mes dėkojam tau Viešpatie, kad tu esi su mumis. Ačiū tau Viešpatie, kad tavo žodžiai mūsų širdise yra gyvi. Mes tikime, kad tu esi Viešpatie realus, kad tu esi gyvas, kad tu veiki kiekvieno mūsų gyvenimuose. Viešpatie, mes vertinam ir branginame tave kaip aukščiausią autoritetą. Mes pirmoje eilėje ieškome tavo karalystės ir žinome, esame užtikrinti, kad visą kitą tu mums pridedi. Viešpatie, ačiū, kad tu pridedi mums ramybę, puikiausius santykius vienas su kitais, kad tu pridedi mums sveikatą. Ačiū Viešpatie, kad mes nieko nestokojam, kol gyvenam žemėje ir dalinamės su kitais. Ačiū tau Viešpatie už tavo gerumą kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Taigi grįždami prie Viešpaties, mes suprantame ir girdime, ką Viešpats sako, kad mes turime, gyvendami žemėje, nuolat pasikeisti ir keistis, kad nesitapatintume su tuo pasauliu. Kad mums nesitapatinti, reikia ugdyti įprotį teisingai pasirinkti. Teisingai pasirinkti, mąstyti, tai reiškia neįleisti, kad pasiliktų, kaip mokslo daktarė Caroline Leaf ir sako, daugiau kelių minučių nepalikti blogų minčių savo prote. Nes ką ir raštas sako, kad būtent mąstyti, Viešpats sako apie mano žodžius. Viešpats nesako mąstyti aplinkybių. Viešpats nesako išsigaskit dabar ir bijokit. Viešpats sako nebijok ir neišsigask. Aš esu tavo Dievas. Įsivaizduojat, vat ką reikia man mąstyti aplinkybėse. Ir tai, ką aš mąstysiu, nulems visą aplinkybę. Jeigu aš neišsigasiu, jeigu aš nepasiduosiu, tuo absoliučiai tikėsiu ir eisiu į priekį, Viešpats bus su manim ir jis ves mane pergalės eisenoj. Bet be abejo, aš elgiuosi aplinkybėse ramybėje, ne strese, ne panikoj, nesusierzinęs, bet ramus. O kodėl aš ramus? Ir dar ne tai, kad ramus, bet džiaugiuosi. Nes Filipiečiams laiške ir sako, visada džiaukitės. Prie bet kokių aplinkybių. Visada džiaukitės. O tas džiaugsmas, kur reikšis? Iš pradžių aš taip mąstysiu. Ir tai kris į mano širdį ir iš to bus mano elgsena. Nes aš negaliu mąstyti, sakykime, būti patenkintas, o elgtis nepatenkintas. Taip nevyksta. Arba tai yra veidmainystė. O Viešpačiui nepatinka apsimetimas. Jis nori, kad kiekvienas iš mūsų būtume tikri ir būtent mąstytume ir kalbėtume vienodai. Ir netoksintume savo ląstelių, apie ką labai aiškiai mokslo daktarė Caroline Leaf taip pat aiškina knygoj, kad kaip mes mąstome, arba toksina mūsų ląsteles, arba sveikatina. Įsivaizduojat, mūsų mintis, netgi, ne tai, kad netgi, bet absoliučiai, arba sveikatina mūsų ląsteles ir suteikia mums sveikatą, arba toksina ir veda į ligas. Nes mes, vėl priminsiu, kad sutverti pagal Dievo atvaizdą ir pavydalą, mąstyti būtent tai, kas veda mus į ramybę ir kas duoda mums ramybę, kas duoda mums džiaugsmą. O tai, kad ir sunkiausiose aplinkybėse duoda tik Viešpaties pažinimas ir jo žodžiai. Ir tas suvokimas, kad Dievas yra geras, jeigu jis tada padėjo, jeigu jis tą sako, vadinasi, tai yra tiesa, man yra tiesa ir jūs tai pasiimat, priimat. Ne tai, kad priimat, susipinat su tuo, susitapatinat su tuo. Susitapatinį, tampat vieną į Kristų. Už tai, man atrodo, Hebrajams 3
laiške ir sako, įsižiūrėkite į aukščiausią išpažinimų kunigą Jėzų Kristų. Mums šiandien reikia į ką įsižiūrėti? Ne į problemą, ne į nerimą, ne į pralaimėjimą. Įsižiūrėti į Jėzų Kristų. O kas yra Jėzus Kristus, yra Dievo palikti mums žodžiai. Nes Jono 1 skyriuje ir sako, kad iš pradžių buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Vadinasi, žodžiai yra man gyvybė. Nes taip pat Dievas sako, kad dvasia yra gyvenimas ir gyvybė. Gyvenimas ir gyvybė. Ir visur kalba tik apie tą patį. Dėl to taip svarbu patiems. Ne tai, kad klausyti, ką aš pasakau, ar kitas tikėjimo jūsų bendramintis pasako, bet patys skaitykite ir patys dėkitės į širdį ir tegu tai būna jums tiesa. Tai reiškia, jums ne kažkas pasakė, bet jūs patys atsiverčiate ir skaitote, kad viešpats yra mano priebėga, viešpats mano yra tvirtovė ir viešpačiu aš pasitikiu. Jeigu aš sakau viešpate, aš tavim pasitikiu. Tai vadinasi, jeigu aš viešpačiu pasitikiu, nerimo neįsileisiu. Jeigu viešpats sako, džiaukitės visada, vadinasi, aš apsisprendžiu džiaugtis, nes žinau, kad ta situacija sprendžiasi. Sprendžiasi ir vadinasi, jeigu jinai sprendžiasi, aš laukiu ko? Aš laukiu gerą. Nežiūrint, kad labai bloga aplinkybė. Nežiūrint, kad, pavyzdžiui, yra labai blogas medicinos išrašas. Bet aš žinau, kad tai keičiasi. Nes tai, kas realu, viešpats sako, keičiasi. O mano žodžiai yra amžini ir nekintami. Bet Dievo žodžiai yra amžini ir jie daro įtaką, kai mes viešpatį žodžiais maitinamės. Kai mes bendraujam su viešpačiu ir maitinamės nuo viešpatės stalo jo žodžiais. Džiaugiamės viešpačiu, kad jis yra geras, kad mus laiko, prižiūri. Ir tikėjimas, būtent užtikrintas laukimas yra gero. Ir sunkiausiose aplinkybėse, kad ir pavyzdžiui Izairo dukra, kai mirė Izairo dukra. Atėjo jau jam kaimynai ir sako Izairui, tavo dukra mirė, nebetrukdyk mokytojo. O Jėzus, žinot, ką atsisuko miniai ir sako? Ne miniai, o tai yra, atsisuko į Izairą ir sako, Izairai, nebijok, tik tikėk ir pamatysi Dievo šlovę. Šiandien viešpats lygiai taip pat sako kiekvienam iš mūsų, nebijok, tik tikėk ir pamatysi Dievo šlovę. Vadinasi, man reikia nustoti nerimauti, abejoti, galvot, kaip bus, o laukt gerą. Tada, kai yra visiškas, atrodo, pralaimėjimas realiai. Nes iš Mato Evangelijos to atveju, kai Izairo dukra mirė, tai rodo, kad finišas, jau viskas, jau žemėje baigėsi. Įvyko blogiausia, kas galėjo įvykti, mirtis. Bet Jėzus, viešpats, dangaus ir žemės sutvėrėjas sako, nebijok žmogau. Ir žinot, kas buvo? Izairas nepravėrė lūpų. Jis nepasakė nei vieno žodžio, kad netikiu, nepradėjo verkti, kaukti, nei jokių emocijų iš jo neįsiliejo. Jis spoksojo į viešpatį ir sekė paskui Jėzų link savo namų. Ką Jono 10 skyriuje Jėzus ir sako, kad mano avis girdi mano balsą ir mano avis seka paskui. Vadinasi, aš, Dievo vaikas, seku paskui viešpatį. Tai reiškia aplinkybėse, kaip Izairas elgėsi taip, kaip viešpats sakė. Jis nepradėjo iš savo emocijų, iš savo supratimų, nes tikrai labai gaila. Ir čia pavyzdys toks sunkiausias žmogui, kai miršta jo vaikas ir nelaiku visiškai. Izairui buvo labai sunku. Bet suprantat, kokį Izairas turėjo tikėjimą. Jis žiūrėjo į viešpatį, žinojo, kad viešpačiui viskas įmanoma ir visiškai neklausė, ką sako žmonės. Lygiai taip pat Bartimiejus aklas neklausė, ką jam sakė žmonės. Jis žiūrėjo į viešpatį ir šaukė viešpatį, Dievo sūnau, Dovydo sūnau, aš tikiu, kad tu gali mane padaryti, kad aš matyčiau. Bet kas yra mūsų įsitikinimai,
mūsų iš širdies kylantis žodžiai pilni tikėjimo, jie verčia aukštinkojim aplinkybės. Ir Abraomas, kai neturėjo jokios vilties, patikėjo viltimi ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Ir jis susilaukė Izaoko sūnaus. Žinot, bet jam reikėjo NN metų save vadinti daugelio tautų tėvu, kai aplinkybės absoliučiai nesikeitė. Vat kokį reikėjo turėti įsitikinimą savo mintise ir prote. Abraomas net neįsileido jokios minties, kad pas jį nėra vaikų. Jis žinojo, kad jis turės sūnų. O kada? Ateitų žmogui logiškas klausimas. Kada? Tokio klausimo jam nekilo. Jis žinojo, Dievas pasakė, vadinasi, taip ir amen. Jis vaikščiojo ir dėkojo Viešpačiui, jis džiaugiasi, jis pats save vadino. Jis pats save vadino nugalėtojų, jis daugelio tautų tėvų save vadino. Todėl aplinkybėse sunkiausiuose mes žiūrim ne į aplinkybės, o į Viešpatį. Ir kalbam savo tai, ko laukiame. Jeigu aš tam tikram sveikatos iššūkį, aš vadinu save taip, kaip Viešpats mane mato. Vadinu ir matau save sveiku, ilgu ir laimingu gyvenimu prisotintų žmogumi. Aš matau, kaip aš ilgai ir laimingai gyvenu žemėje, dalinuosi Viešpačio pažinimu su žmonėmis, gyvenu patenkinta, užtikrinta, dalinuosi su žmonėmis Viešpaties pažinimu. Va taip matau aplinkybėse. Nors ir labai sunki aplinkybė, bet nepasiduodu savo sielai, savo mintim, savo protui, kad tai mane nugramzdintų. Bet aš aplinkybėse stoviu tvirtai, užtikrintai. O užtikrintai tai reiškia, aš matau, kaip mato Viešpats. Aš kalbu tai, ką kalba Viešpats. Ir aš pasilieku ramus. Nes tikėjimas yra užtikrintas laukimas gero ir tikėjimas yra ramybė. Dėl to kiekvienas iš mūsų, kad ir eitume per kokius išbandymus, per kokį mirties šešėlių slėnį, iš karto nuspręskime savo mintise, kad Viešpats mano karalius ir jam nėra nieko neįmanoma. Aš vertinu ir branginu Viešpatį ir žinau, kad Viešpats prideda gyvenimo metų ir suteikia man ramybės. Tegu kiekvienam iš mūsų būna taip ir amen. Jeigu turite klausimų, jeigu norėtume susisiekti, visada laukiu jūsų skambučių, jūsų laiškų arba jūsų žinučių. Tikiu, kad einame toliau tikėjimu, laukiam gerą ir kad jums puikiai sekasi. Iki kitų susitikimų.